Na, televizijų laikraščiuose pernai metai pasirodė tokia žinia, kad atsirado pirmi lietuviai, kurie pradėjo naują tokį parašutizmo etapą, beis šuoliai, tai šuoliai nuo nejudamų objektų. Šiais metais prisijungė dar vienas, dabar jau mes 5. Ir tokį savotiškai mažą rekordą padarėm. Rekordai, kaip sako, prasideda nuo mažiausia. Tai vat, vienu kartu nušokom 5 iš karto. Aišku, galbūt tai kai kam gali atrodyti didelis šis rekordas, bet kada pradedi nuo 0, tai yra žingsnis po žingsnio. Bet ten yra, sakysim, žymusis visam pasaulyje Šeragas. Ir yra kelios ten viršūnės, yra dar Priekestolinas, yra, nuo kurio galima šokti, bet nėra kur nusileisti. Bet populiariausia vieta tai yra Lisabotin kaimelis, iš kurio žmonės, kur apsigyvena, apsistoja, važiuoja automobiliu apie 7 km į kalną ir iš tenai, nuo tam tikros vietos, ten toks restoranas yra, nuo to restorano prasideda žygis, 2 valandų žygis iki jau tos šuolio vietos. Per dieną paprastai būna 3 šuoliai, rytinis, pietinis ir vakarinis dažniausiai būna nuo artimesnio kalno, Smolvegenas vadinasi, ir reiškia, jau tada nuo ten šokdami visi parašiutininkai stengiasi parskristi iki pat kempingo ir tenai nusileisti, kad nereikėtų naudotis katerio paslaugom. To laisvo kritimo tai yra, sakysim taip, nuo 10 sekundžių iki 20-25 gali būti. Čia jau kiek tu savo leisi žemai išsiskleisti, nes turi būti pasiruošęs viskam, nes niekada nežinosi, kaip išsiskleisti. Maždaug skaičiuoju, bet realiai tai dar kol pradžia, tai nelabai tenai, kaip sakant, tos limitus savo išnaudoja. Bet, sakysim, iš mūsiškių tai labai stipriai progresuoja Gytis Kučas iš Klaipėdos ir Alvydas Samuolis, dar yra Tomas toksai Šimas iš Amerikos atvažiuoja čia pašokinėti. Tai mūsų tiek tėra. Sakysim, aš galbūt mažiau šokinėjau, dėl to gal ir tų galimybių nėra, tokių vytis taip sparčiai visus. Šiandieną šokau aš iš 1200, iš to mūsų vadinamo mielo kukurūzniko ant 2. Sakysim, kai krentu, tai keista, atrodo didelis dar aukštis, dar labai daug yra kaip kristi. Tačiau kol kilom, vis tiek jaudulys ima kažkoks. Bet skirtumas tai toks, kad čia aplinkui po tavim po lėktuvu nėra jokių kliūčių, jokio kalno, nieko nėra. Tai yra tuščia erdvė, vartykis tu kaip nori, svarbiausia išsiskleisti laiku. Jeigu kažkas atsitiko, tu turi atsarginį, pas tave krūvą prietaisų, ausį, ant rankos, parašiute, viskas tavo saugumui. Jau kas liečia šuolius iš lėktuvo, tai yra taip išdirbtas saugumas, kad jau tik tai žmogiškas faktorius suveikia, jeigu atsitinka nelaimė. O beiso šuoliai, kaip žinia, turi tik vieną parašutą nuo nugaros ir savo akis, nuojautą. Ir kruopštumą be abejo, kaip susidėsi, taip išsiskleis. Kai kurie mes, sakysim, tikrai augom iki tos svajonės, gal apie 5 metus. Visada tai mus lydėjo, buvom važiavę mes ir į Rusiją bandytai, bet ten, sakysim, dėl oro sąlygų atsidėjo viskas ir viduj mes nusprendėm, kad gal ir gerai, gal iš tikrųjų tai nelaikas buvo dar. Ir kada jautėmės pilnai subrendę, vidum, ne tik tai savo galimybės ir savo sugebėjimais normaliam parašutizme, svarbiausia psichologiškai, tada ir išvažiavom ir padarėm tai. Tas huliganizmas jisai yra priverstinis. Iš tikrųjų, jeigu tam tikros struktūros tiesiog leistų šokinėti ir galbūt kam nors tai leistų nors kažkiek kontroliuoti, tai būtų žymiai paprasčiau ir mažiau visokių nesąmonių. Dabar, kadangi neleidžia, tai uždraustas vaisius saldesnis. Ir aišku, tau noris tai padaryti, būtinai, nes gal kitas niekas nepadarė, o tik aš padarysiu. Norvegija yra paprasčiausias pavyzdys, kada yra įsteigtas klubas, kuris suteikia tau kažkokias tai minimalias garantijas, kad tave pamokins, kaip tai reikia daryti pirmą kartą, praeini kursą kažkokį išklausai, praktiniai užsiėmimai, tarp medžių virvės pakabintos, tam tikra sistema virvių padaryta. Ir yra medžiaga tam tikra parodoma, aptariama viskas. Ir yra transportas, kuris nuveža tave į kalną, yra kateris, kuris budi vandenyje, jeigu kažkas ne taip, taip pat kviečia malūnsparnį, gelbėtojus ir tau suteikiama pagalba. Tai yra gerai.
O kai yra tas nekontroliuojama, tai prie to ir veda, prie tokio mažo chaoso. Nors, aišku, visada intriga, jinai įdomi, jinai užveda. Ir mes negalim pasakyti, kad mes galbūt to nedarysim.